Mes varom švęsti. 3, 2, 1, varyk. Esmė ne kilometruose. Esmė kelionėje. Gavom geresnį kambarį, tai va vaizdas pro viešbučio langą. Rytas, chebrytė jau mankštinasi. Eisim pusryčiauti ir važiuosim į trasą. Tokiam prieš pusryčius pasiruošti dviratukus. Susitepsim grandinės, nes iš vakaro nesutepėm. Pasimsim gertuvės prisipildymui. Ir šiandien judėsim vėl į trasą. Skirtingais keliais šiandien mūsų. Tai papusryčiavom, susidėjom daiktus, susiruošėm ir jau Patepsim ir vyrai nosytę. šiek tiek... Kad nenudegtų nuo saulės. Šiandien minsim atskirai. Aš išminu su kompanija 145 km. Su vyrais, o aš su moterim. Merginų grupė mins prie užtvankos. Taip, merginos fotografuosis, bus gražus, raidas, lengvas. Nu ką, sėkmės? Nu, Vytautas kur? Pačiam galę. Pačiam galę, varyk, lėkė. Gražu? Wow. Trigubi gulintys policininkai. Bet paskui labai gražus vaizdas. Wow. Šiandien yra Rūtų vardadienis. Mes varom švęsti. Kaip gražiai va, tritonės pasipuošusios su aprangėlėm šiandien. Kaip gražu! Va, kokie pirodai su kremais. Antras sustojimas, laukia pietus. Čia visur galima aikčioti iš nuostabumo. O ką, dabar jau turiu saujam, pavalgiam? Vau, nerealiai. Kaltės miestelė esam. Va, pajūrėjau. Po pirmą dieną. Šiandien išminiau į pasimatymą su Rūta. Minam tik dviese. Ramiai, smagiai. Dviese nuo pat pradžių šiandien. Ir iki pabaigos. Oi, labai smagu. Tikras atostogas šiandien. Atvažiavom į dviratininkų kavinę. Nors dar numynėm nedaug, bet negalim praleisti tokios vietos. Labai norėjai. Iš tą kavinę kažkaip norėsiu būtinai užsukti, nes gal nebus kitos progos jau šioje stovykloje. Taip, jau nebedaug ir minsim. Tai... Oho. Kiek čia visko, ne? Va, kaip toliau tai atrodo. Vyrų Lavo LT, Tour de France ir moterų Giro d'Italia. Viskas rožinė. Fine. Ką čia turim? Žiūrėk, su tikra morkytė ant viršaus. Man toks morka pyragas, tai su dviratininkais Labai asocijuojasi gerai. Ispanija. Labai gerai. Žiūrėk. Dar iš pudros padarė dviratininką. O, geras. Skanaus. Tai Vytautai, ar po šios stovyklos, šiuo atostogo kelsi į LinkedIn postuką, kiek tu čia išmokai, kaip per sunkius minimus ir ilgas darbo dienas ant dviračio. Ne, tai jūs čia nesijuokit. Gyvenimas tai yra kaip sportas. Sporte turi treniruotis, ruoštis, kad pasiektum rezultatų, pereit kančias, taip ir gyvenime. Turi dirbti, mokintis ir tik taip ateis rezultatų. Kaip ir darbe, galėtum pasidalinti, kiek čia pramyniai per stovyklą? Esmė ne kilometruose. Esmė kelionėje. Dar plus parašysiu, kad tu esi vegetaras. Tai kas ten tas minimas gyvenimas ten? Jo, minimas gyvenimas Minimas vienodai.
reikia kelią nueiti. Tuoj palaukit, pasitikrinsiu užrašus. Sekundę va. Kartais tenka įkalnę reikalaujantį pastangų, o kartais malonus leidimas į žemyn. Kas dabar? Dabar įkalnę reikalaujantį pastangų. Svarbiausia nesustoti, net jei tempas lėtesnis, visada reikia judėti pirmyn. Kaip ir darbe, nuoseklumas, atkaklumas ir pastangos veda į tikslą. Minant kalnuose dviratį, kaip ir darbe, siekiant aukščiausių rezultatų, labai svarbu įdėti kuo daugiau pastangų. Tuo pamatysit geresnį vaizdą. O dabar pasimėgaukim nusileidimu. Jau! Sunkiausi kilometrai dažniausiai nuveda į gražiausius vaizdus. Šiandien prieš paskutinę dieną stovykloje Rūta išmynė lengvą pasivažinėjimą su Jurga. Na, o aš nusprendžiau pabėgioti ir tuo pačiu noriu apžiūrėti trasą rytojus varžybų. Paskutinę dieną turėsim tiek dviračio segmento varžybėlės, tiek bėgimo, kur bėgime finišas bus ten aukštai ant kalno prie švyturio. Taigi šiandien puikia proga važiuoti trasą. Įkalnės statumas neblogai matosi jau pačioj pradžioje sukilimo. Nežinau, kaip vertinti tą statumą. Ką tik nuvažiavo mašiną. Tai ten žemyn. Statu tai statu, bet vaizdeliai fantastiški. Šitoj vietoje turėtų laukti Dzeusas rytoj. Va dėl tokių vaizdelių tikrai verta bėgti ir stengtis ir kopti į šitą švyturio kalną. Bėgiojant kilo tokia mintis, kad realiai tai mes čia sportuodami labai greitai prarandam saiką. Ir tampam apžoram ir norim numint kuo daugiau, sukilt kuo aukščiau, nubėgti kuo toliau. Ir visai pamirštam apie poilsį, nors mano pačios smagiausias ir įsimintiniausias bene dienos yra tos, per kurias nemyniau, ilsėjaus, kai dabar išbėgu, atsipalaiduoji, grįžti, atsiguli ant lovos, jauti kaip organizmas atsigauna, pailsi ir pats tada stiprėja. Įdėgis. Oi, kaip gražiai. Kokiam soliariume buvai? Minimo soliariume. Nu, tai ką, ar kyla klausim, ką mes veikiam be sporto? Vaikštom. Tai kai lieka jėgų ir laiko, tai einam pasivaikščioti. Gyvenam iš tikrųjų prie pat jūros, labai gražioj vietoj. Iš tikrųjų mes džiaugiamės, nes ir pabėgiot patogu, ir pasivaikščiot gražu, ir tai labai puikiai vieta. Ir ką pamiršom paminėti, tai Denijoje mes esam jau antrą kartą. Prieš 2 metus jau čia buvom dviračių stovyklai, tai čia mūsų toks sugrįžimas, tai jau nėra viskas taip šviežia ir nauja. Ir mums čia dar kalbant apie sąlygas, kodėl čia sugrįžtam, tai čia pats viešbutis, mes gaunam 3 maitinimus per dieną. Yra vietos, kur laikyti dviračius užrakinamos ir už visą šitą mes mokam 45 ar 46 eurus dienai. Nu, tai skaičiuokit, 3 maitinimai, viskas, visi patogumai, nereikia papildomai leisti jokių išlaidų, labai puiku. Ir puikios sąlygos mint. Viską teisingai pasakei. Iš tikrųjų, net nebeturiu ką pridurt. Tai ne tik dėl viešbučio, bet į Deniją kodėl. Tai čia yra toks irgi maršrutų didelis pasirinkimas, nes gali minti tiek lygumą,
Va, ypač kas aktualu pirmomis dienomis ar recovery dienomis, gali minti kalnais ir į skirtingas pusės. Tai Tikrai neveltui šita vieta yra labai populiari tarp dviratininkų profesionalų. Jie čia atvažiuoja, mina ir renkasi, kaip ir Rūta minėjo, įvairaus sunkumo, sudėtingumo ir tipo trasas. taip, jų galima sutikti labai daug. Šiandien paskutinė diena. Rytoj išvažiuosim po pietų, o šiandien nusimato tritono varžybos. Tai minsim į Valdebo kalną ir bėgsim bėgimo segmentą. Atvarėm prie TT segmento starto ir nuo čia kas pusę minutės startuosim. Ir laukia 5 kilometrai su Kitpego tiesiaja. Pasiruošę? Pasiruošęs? Galiu varyti, ne? 3, 2, 1, varyk. Gaudyk Sigitą. Nu ką tik baigiau tą segmentą. Kiek čia apie 5 kilometrai. Bet myniau žiūrėdama tik į vatus ir nemačiau kiek liko. Tai labai, sakyčiau, prailgo. Tikėjaus, kad kažkaip greičiau baigsis. Va, jau kas čia pabaigė, ne? Viskas. Sukvepuojama su kalniuku, nežinau, ką darysim. Kaip tau? Buvo ką veikti, dabar galiu gal neimti kalniuką. Kalniuką būtinai, šito galėjai neimti. Atvykom prie Valdebo. Tualetas su vaizdu. Labai daug entuziazmo pas visus. Čia mes darysime FTP testą, nes... Segmentuko, tai jau šitą ne visi nori. Bet treneris liepia. Kartais būna sunku, bet svarbu nenustoti minti. Yra taip ir gyvenime. Būna sunkių momentų. Pedalas po pedalo ir užpedaliuosi. Aš nenoriu, ne mažiau negu Rūta nenori, bet tuo pačiu ir noriu. Nes tikiuosi pasigerinti savo rekordą segmentą. Prieš 2 metus buvo 2:06:40. Dabar tikiuosi, gal pavyks iš 2:06 išlipti. Nu, paskutinis jau kilometras atkarpos į kalną Valdebo. Tipo ataka, bet bandau kaip išeina. Visai sunku. Bet minti manoma. Linkėjimai. Ar pavyko pasigerinti? Tai panašu, kad lipau 25 minučių, tai čia mano Ko nariai? A++ planas. Panašu, kad bus apie 2 minutėm greičiau nei prieš 2 metus. Tai labai gerai, labai gerai. Žinia tvari. Dar... Ant 2,5 valandos iki bėgimo varžybų. Koks meniu? Nebus problemų? Tai ėmiau ryžius, vištieną ir daržovių. Manau, kad turėtų suvirškyti normaliai. Žiūriu segmentas, kaip sekėsi. Ir? Dar negrįžęs Jablonskis, tai pasidariau net screenshotą. Bet kol kas esu tritonuose pirmas, Jablonskį lenkiu. Tai dar negrįžo. Bet jis dar neįsidėjęs į savo šitą. Laukia starto visi sušalę, kaip vištukai. Monelė, tavo vištelė. Tai gal čia Gerai, nebėgsi, Max. Bet į kalną tai vis tiek bus mirtis. Bet nesvarbu, kai bėgsiu iki kalno, bet kalne mirsim visi. Kalno aukštis kaip 2 kryžių kalnai. Tik tai statumas 10%, per kilometrą sukilsim 100 metrų. Labai nemėgstu kalnų. 3, 2, 1, go! Wake up, I'm about to shake up every little thing, show you all that we can
Pirmas kilometras yra. Bėgam prieš vėją, bet geras savijauta. Eina savo. Paskutinis kilometras. Pradedam įkirą. Galėjo Madona Blonskis. O, ką tu man taip darai? Kaip savijauta? Oi. Sema pačioj. Jau galvoju, šalia bus. Da. O, didysis Dzeusai. Ko norėtų mano sūnau vakarienį šiandien, iškepsiu viską, ką nori. Žiūrėkit, ateina mūsų tėvas. Super. Aš juokiuosi kaip svara gelžinti. Op. Vamos. Kataka. Aš už ją. Dar. Kiek menų. Ką tik grįžom ir ką čia darai? Ką čia darau? Dar neplaukė gal stovyklą? Tai dabar už tą segmentą tai jau salto į vandenį. Va. Oh, shit. Paskutinė dienelė. Ką tik buvom pirkti lauktuvių. Jau daiktus esam susipakavę, beliko supakuoti dviračius į dėžes. Ir viskas, dar patinginiaut galėsim kelias valandas padripsuot. Skrisim namo. 10 dienų praleisti stovyklą yra pats tas. Galima būtų ilgiau, bet mums tikrai pilnai pakako. Geras atitrūkimas nuo pasaulio ir nuo visų kasdieninių dalykų. Tikiuosi, jums buvo įdomu žiūrėti ir pasidalinkit komentaruose, ar patiko, gal sudomino ir norėsit ir jūs kitais metais prisijungti ir prenumeruokit mus, spauskit patinka, nes tai mus labai motyvuoja ir padeda mums. Apibendrinam rezultatus skaičiais. Tai aš numyniau 848 kilometrus per stovyklą, turėjom pilnas 9 dienas ir 2 po pusę. Aš numyniau šiek tiek mačiau, 800 kilometrų, bet nubėgau 94. Tai kaip ir minėjau, esu tikrai patenkintas, bėgimo formą pavyko išlaikyti, tuo pačiu ir neblogai paminti, tai stovyklą iš esmės vertinu labai puikiai. Aš nubėgau daugiau negu per pus mažiau, 41 ar 42 kilometrus. Tai mes esam tikrai tarp tų, kur nedaugiausiai sumynę, bet pakankamai. Bet ne mažiausiai sportavę. Tai iš čia daugiausiai subėgai. Čia tas iš vis nelabai aktualu, kas daugiau, kas mažiau, bet kiekvienas su savo tikslais atvažiavo ir kiekvienas juos padarėm. Tai jeigu būtų nereikėję bėgti, tai tikrai būtų daugiau to minimo, bet labai smagu, kad pavyko viską subalansuoti. Kilometrų nesivaikėm, tiesiog aš tai labiau turistavau, gal pavadinčiau. Aš tai ir padirbėjau, ir pailsėjau. Gana logiškai išdėliotas buvo treniruočių grafikas, kad viena diena sunkiai, kita lengvesnė, paskui vėl sunkesnė, vėl lengvesnė ir panašiai. Tai nebuvo kada taip nualinti organizmo, visada buvo tonuse. Tai tik prieš išvažiuojant galim pasidžiaugti ir pabūti prie baseino, nes kažkaip nerasdavom vis laiko čia ateiti. Ir viskas, ką einam į autobusą, keliaujam į oro uostą ir namo. Okay.